Taip, šiek tiek apie 211. Tai automobilis pas mane atkeliavo kaip pakaitinis 212, kuriam pardaviau. Šis žmogus tiesiog paėmė 212 ir pardavė šitą man. Jis buvo su daug iš tikrųjų defektėlių, tokių mechaninių labiau. Tai padarėm šitos dalykus, tai kaip pakeitėm vairo stiprintuvą siurblį, sutvarkėm antifrizo nuotėkį, diržas pakeistas generatoriaus, ABS žiedai abudu galiniai, visi 4 amortikai, galinės stabilizatoriaus traukės, abudu galiniai plaukiantis saliamblokai. Iš salono kas yra pas mus? Paplyšusi sėdynė, bet amerikonam čionais normalu šitiem salonam. Jie tiesiog nuo saulės pradeda trukinėti, išdžiūna ir taip įvyksta. Tai dabar ką darausi, pasijungiu diagnostiką. Reikia susižiūrėti, užsidegė ABS vėl pravažiavus, tai šitą reikia dar sutvarkyti. Iš komplektacijos, tai pakankamai nebloga komplektacija, matom memoris iš abiejų pusių, šildomas sėdynės, galinė užuolaida, Harman kardonas, elektra valdomas vairas, stoglangis, dėja stoglangis neveikia, šitas modulis grybą pjauna, kaip ir dažniausiai su liukais 211 būna. Yra dar kiti ratai, su jais šiek tiek kita kaina bus negu su 17. Yra dujos, dujom benzu važiuoja tvarkingai. Pats salonas gale atrodo va taip, tvarkingas, nenudroštas, ridos 250 000 tikros. Šitą automobilį jūs jau matėte pas mane apžvalgose, 211 esu apžvalgą įdėjęs. Kol kas automobilis važiuoja kuo puikiausiai, jokių priekaištų jam nėra. Vat, buvo keli dalykai, kuriuos reikėjo jau tiesiog nuo amžiaus pasidaryti, tai amortikai, ten važiuoklę pasitvarkyti. Dar tiesa priekinį dešinį svirtį vieną pakeičiau, nes irgi buvo išplyšęs saliamblokas. Tai va tokie dalykai. Automobilį ruošiu pardavimui. Nežinau, ar kai išeis video dar jisai bus pardavime, bet jeigu kažką tai domina, galit rašyti drąsiai. Automobilis bus parduodamas panašiai apie 4000 eurų. Su 18 ratais, biški brangiau. Tai va tokie dalykai. Jungiasi diagnostika dar iki galo ir pasižiūrėsiu, kas ten su ABS-ais ir išspręsim šitos dalykus. Uždarysim kapotą ir lauksim sekančio savininko šitam automobiliui. 211. Vienas iš retesniųjų modelių, kurie atvažiuoja. Ir turim akumuliatoriaus iškrovą. Ir jinai yra pakankamai nemaža, 3 amperai. Tai tokiu tempu per naktį akumuliatorius jau tikrai būna nudusęs. Nieko, surasim, kame čia problemėlė. Įtariu greičiausiai, kad magnetolas bus problema, bet pasitikrinsim. Tai ką, radom, kame problemėlė yra su automobiliu. Tai problemėlė yra su magnetola ir su stogo moduliu. Reikės juos pasikeisti, nežinau, stogo modulį galima nekeisti, jeigu šviesos nereikia, o magnetolą, tai, nu jo, dėl muzikos, tai reikėtų pasikeisti. Na ką, atvažiavo dar vienas kotletukas iš Amerikos. Bandysim nusikrauti. Sėdim jau viduj, bandysim nusikrauti. Sakė, kad akumas atjungtas, paliktas ant neutralą, tai bandysim nuridėti. Nu ką, žiūrim, ką turim. Šitą lempą kaip ir vietoj, bet irgi gavus biški palūžus. Aišku, žibintus turiu jau kitus. Taip, lonžeronas biški yra pasuktas kelis comus. Šitas ne kelis comus, šitas jau nemažai yra pasuktas. Antifrizo mačiau jau kaip ir nebėra jo. Jo, tuščia. Bet ne taip čia jau viskas labai ir blogai. Yra radaras nepavogtas, tas jau gerai.
Tai fiškutė. Fiškutė pažaliavus, tai viduje žibintas gavęs drėgmės. Nelabai gerai, bet tikiuosi, kad blokeliai gyvi. Tai dar teoriškai galima bus žibintą gal perdaryti, atgaivinti. Tai kol kas kaip ir ne viskas baisu. Pasižiūrim, reikia pasijungti akumą ir pažiūrėsim, kas vyksta su tuo, kas yra salone. Taip, klėmos pajungtas. Pabandysim priverstinai. O, gyvybės kažkiek yra. Bandom bagažinę atsidaryti. Liftas yra smagu. Taip, turim bamperio dalių, turim kilimėlius. Žodžiu, nieko čia įspūdingo labai. Viskas kaip ir tikėjausi, kaip ir matėsi. Viskas kaip ir matėsi. Žiūrim, ar nepavagė. O, nepavagė dar viso šito. Gerai, čia šiukšlės reikės išsimėžti. Šitą sąvartyną. Yra išsprogę lubų airbagai ir kelių bei vairuotojo. Nu, nebaisu. Manau, kad lubas atgal sulopysim. Tai viskas kaip ir neblogai. Sekanti diena. Ir turim GLC jau va tokiam vaizde. Apsiardžiau šiek tiek detalių, kad pamatyti, kaip čionais vaizdas yra su to mušimu. Tai nusiėmiau žibintus, nusiėmiau radiatorius visus. Jau buvau užkūręs mašiną, nerodžiau, ten nelabai įdomu. Ten kelios komandos paspaudė ir užsikūrė automobilis. Tai buvo atvažiavęs kebulistas, pasižiūrėjo, kad čia su lanžeronais yra va tokia situacija. Nieko kito ir nesitikėjom iš tikrųjų. Šitas šiek tiek mažiau palinkęs, bet irgi palinkęs. O šitas yra šiek tiek daugiau. Kas blogiau yra, kad ir traversas galimai yra paėjęs. Na, bet čia jau nieko nepadarysi. Nusiėmiau dar sparną, nes irgi biškį trukdė kapotą atidarant. Tai čia tokie vat darbeliai šiandien buvo minimalus pasidaryti. Reikėjo padaryti, kad mašina važiuotų pati, nes ne visada čia patogu bus, kad stovi. Dar vieną dalyką, ką pasidarėm, tai nusiėmiau vairo airbagą ir kojų airbagą iššovusi. Reikės išsiųsti juos pertaisyti. Daugiau, kaip ir tiek informacijos kol kas. Eisiu jau pradėsiu europinimo darbus. Yra nupirkti galiniai žibintai originalus Merso europiniai. Reikės sudėti, prasivesti laidus, susiprogramuoti, kad kuo mažiau būtų darbų po kebulinių. Tai vat, judam, dirbam. Ką atvažiavau pasižiūrėti, kaip čia GLC padarytas. Tai va, turim arką patvarkytą. Reikės dar man čionais namie šiek tiek užsipūsti antikorą, bet turelė susitvarkė, viskas kaip ir neblogai. Turim 104, 5 litrai benzas ir atliekam tokią procedūrą. Naujinu centrinės magistralės ir aptarnavimo blokų softą. Kažkas tai keitė centrinės magistralės bloką ir jame yra užsilikęs nuo senos mašinos VIN kodas. Tai matot, galit pasižiūrėti 164-122 yra dizelinio varianto kėbulo numeris. Perprogramuosim, pasižiūrėsim, ar nuskaito tada visus blokus, nes dabar, pavyzdžiui, prisijungęs su diagnostika, variklio kompą mato kaip dizelį. Tai nėra tas idealu, netgi norint pakoduoti ar dar kažką, tai nelabai patogu. Tai padarysim šitą ir žiūrėsim, kokį čia dar prašo tas automobilis. Perdarinėjom programą, 222 3 litrai dizelis. Po kito programuotojo atsiradęs buvo dūmingumas. Sutvarkėm, kas blogai buvo padaryta, DPF-as. Taip pat papildomai padarėm EGR uždarimą.
Ir kol kas automobilis elgėsi visai neblogai, tai bandysim dar prasitestuoti daugiau ir žiūrėsim. Nu ką, turim va tokį vaizdelį. GLC keliauja į suvedimą. Šiaip nuvažiuotų ir pati, bet yra vienas niuansas. Pakeitėm stabdžių šlangeles ir va šitoj va pusėj bėga stabdžių skystis. Tai nenoriu rizikuoti. Reikės keisti vėl šlangelę, nes nauja Febi šlangelė negera yra. Tai teks keisti į naują. Tai užsikabinau ant raliuką ir varau į suvedimą. Nu va, atkeliavo Amerikonas. Nu ką, turim atkeliavusi pirmą S-ą iš Amerikos. Tokia vat situacija su juo. Greitai permečiau, tai variklyje tepalo yra, tai tas jau gerai. Buvo problemėlė, kad konteineryje buvo išbėgę kažkiek tai alyvos variklinės. Tai tenais jau aiškinsimės su konteineriu. Šitas automobilis man kainavo aukcione $500. Galvoju, na, pabandysim tokią kaip loteriją, prasuksim. Automobilis nesiveda. Sukant raktelį girdisi, kur siurblys sudirba, bet automobilis neužsiveda. Tai turiu tokių įtarimų, kad arba starteris myrės, arba variklis užklinės. Tai tikėkime, kad pirmas variantas. Šiaip automobilio būklė atrodo, na, toks tikrai pavažinėtas ir padaužytas, dažytas tikrai negražiai. Tai žiūrėsim, kiek čia tų reikalų. Kas smagu, kad ir matikas laiko nekrenta nuo Amerikos atvažiavimo, tai jisai tikrai nebuvo užkurtas. Tai manau, kad tas tikrai džiugina. Salono būklė, nu, va tokia. Paplišimų yra, tai nežinau. Už tai aš ją ir pirkau, nes jinai buvo pigi, 4 varomi, 5.5 variklis. Tai bandysim bent jau ją užsikurti. Pradžiai reikia prisipūsti ratą ir žiūrėsim. Bandysiu pastumti ją į vietą kažkaip tai ir tada jau bandysiu aiškintis. Nu, nieko gero aš čia nesitikėjau, aišku, bet nėra ko ir norėti. Už $500 S klasę. Pamatuosim dažų storį. Šiaip atrodo, nu, tragiškai, šiaip dažymas tikrai kaip iš kokio balionėlio nupūsta. Pažiūrėsim. Atrodo kaip špakliaus prisilietus užtepta. Šiaip galvoju, kad blogiau bus. 109. Nu, žodžiu, tiesiog labai nekokybiškai nupūsta. Durys irgi užpūsta ant viršaus su perėjimu. Vairuotojo durys lyg ir normaliai, bet čionais vat vėl perėjimas. Kažkoks turbūt. Sparnas lyg ir originalas, bet čia kampas irgi kažkiek tai liktais. O, kapotas riebiai nupūstas. 500. O, čia vat buvo jau net ir matosi šiaip, kad špakliuota. Jo. Čia sparniukas. Na jo. Nėra ko norėti, aišku. Nu, grubiai jinai visa dažyta bus. Vietom storiau, vietom ploniau, bet jo. Nu, norint idealą reikėtų turbūt persidažyti ją. Čia vietom tikrai
atlankstyta buvo. Bagažinė kaip ir standartas. Originaliai. Stogas irgi atrodo, nors ne, irgi dažyta. Nu, aišku, žodžiu, nenustebino. Žiūrim, kaip stabdžių diskai. Gale geri. Prieki nauja, iš jų stabdžių diskai geras. Jau pasižiūrėjau, Harmanas veikia. Irgi greita diagnostika tokia, kaip ir pasidariau be kompo jungimo, tai panašu tiesiog, kad starteris myrės. Tai bandysim keisti starterį ir bandysim kurti ją. 222 S-klasė. Dizeliukas, turėjau šiek tiek darbelio su juo. Kaip matom, skidelis yra pre-faceliftinis ir su AMG meniu. Ir yra uždėtas nuo facelifto vairas, kuris yra pajungtas su specialiu adapteriu. Tai praktiškai viskas veikia, apart kruizo kontrolės su mygtukais. Kruizo kontrolė lieka su originalia rankenėlė. O šitie mygtukai, jie tiesiog maigosi, kažką tai rodo, bet nieko jie neatlieka. Na, bet bent jau šviečia. Jie neveiks, kadangi nėra AMG Drive Unit šitame dizelėje. Tai va. Taip pat pasidariau aukščio kalibraciją automobilio, tai dabar išvažiavau šiek tiek ją prapurtit, prasibuot, kad patikrinti, ar toliau lygiai stovi automobilis. Jeigu viskas tvarkoj, tai pasiskambinsiu klientui ir jau atiduosiu. Nu va, atvažiavo dar vienas Amerikonas ir jo kaina tikrai tokia pati praktiškai kaip ir S-klasės. Šiandien turim tokią dieną su priekabėlė padangų montavimas tėvuko GLC. Šiandien toksai kaip ir savaitgalis, bet nusprendžiau pabaigti pagaliau GLC, vis neprieinu prie jo. Turiu čia tokį darbelį, tai pajungti priekiniam stikle kamerą. Kadangi jos čianais nebuvo, tai reikia pajungti ją prie užvedimo spynos. Jau yra visi laidai, viskas pajungta, maitinimas liko tik sujungti. Na ką, tik išvažiavau prasitestuoti, neveikia prieš tai ženklų atpažinimas, o dabar, kaip matom, jau veikia. Tai retrofitas pavyko. Šitam automobilį buvo labai jau nuoga, sakykime, komplektacija, kas link asistentų, tai buvo tik tai akla zona ir daugiau kaip ir nieko. Tai sudėjom šitą dalyką ir turėtų būti viskas ok. Nu ką, pažiūrim, kas čia pas mus po S-klasę už 400 pembaksų. Nebėra ermatiko. Koiloveriai sudėti. Šiek tiek vietom tepaliukas pavarva, bet čia kaip ir tikėtina tas, kad gali būti. Reikės tiesiog pakeisti turbūt tarpinę ir pavarų dėžės transmisinį skystį. Katalizatoriai vietai, kas keista, nes iš tikrųjų tamsiaodis važinėja su mašina prieš tai. Išmetimas nepjaustytas, viskas originaliai. Čia palikta virvė iš konteinerio. Nu jo, matosi pastovėjus mašiną, bet nesupuvus, kas tikrai džiugina. Rankinio blokas, viskas vietai, nieks nėra labai supuvę, kaip būna šituose modeliuose. Tai manau, iš kėbulo, tai tikrai visai neblogai čianais viskas nupirkti. Nu, matom, čia va taškelis, bet tai čia apie nieką iš esmės. 28 metų mašinai. Visos padangos vienodas yra, tas džiugina. Kiek mačiau, kiek prasitikrinau, tai problemėlė su starteriu. Starterį jau esu nupirkęs, tai reikės jį pasikeisti. Jis va tenais va gyvena. Pabandysiu pasikeisti ir turbūt galbūt netgi rytoj pirmasis startas bus. Nu ką, pasikeitėm starteriuką.
Ir tiesos akimirka. Viskas užsikūrė. Viskas labai gerai čionais. Mašina už 400 PM baksų. Matom, yra problemėlių, bet užsikūrė ir važiuoja. Tai va tiek tos problemos. Na ką, turim C-škę. C-škė mano yra šeimos, kuri yra iš esmės jau parduota. Automobilis yra po užstatu, sakykime, davė žmogus atvažiavęs užstatą, viskas jam tinka. Dar sakiau, kad sužiūrėsiu kažkas, kas man čia gali nepatikti arba kažką gal rasiu. Tai radau. Stabdžių kaladėlės priekyje. Tai vat, matom, jau yra naujos, sudėtas Brembo kaladėlės. Praktiškai tiek tik tai reikalų. Tai sukraunu ir poros dienų bėgyje jau atsisveikinam su šito automobiliu. Nu ką, ta proga, kad mašina užsikūrė ir važiuoja, tai nuplausiu ją šiek tiek ir varysiuosi į garažą, reikia paruošinėti po biškį ją pardavimui. Galbūt reikės ir ekspertizę praeiti, pasižiūrėsim, kaip spėsiu. Tai, bet šiaip, jeigu kažką tai domina, S5 PM, formatikas, visai neblogos būklės. Aišku, visas kėbulas dažytas, praktiškai visos detalės. Vietom gal reikėtų persidažyti, bet šiaip be rūdžių, nesupuvęs, longas su visai nebloga komplektacija. Tai vėliau biškį nuplovęs parodysiu, kaip čia kas ta mašina dar atrodo. Na ką, nesu poliruotojas, bet vat turim tokį variantą. Čia yra nepoliruota, kas matosi. Čia yra poliruota, praeita po kelis kartus. Dar yra kur stengtis, dar vat, yra tokių pabraižymų visokių, bet jų galbūt net ir neišims. Bet matom, kad jau labiau panašu į veidrodį. Tai pažiūrėsiu, pasistengsiu, galbūt dar geriau kažką tai galima išspausti iš šitą. Ir turbūt teks visą mašiną taip daryti. Na ką, maždaug va taip atrodo bagažinė. Šiuo metu praeita kelis kartus su poliroliu vieno steidžo ir dabar eisim prie stogo. Kaip matom, skirtumas tikrai didelis, tai pabandysim atpoliruoti, nepavyks, tai teks dažyti. Dėl to, kad nebėra West German, yra German. Jo, restauratorius sako, aš šitą mašiną nežinau, ką išjungti. Taip, turim čia 205 C klasę iš Amerikos. Ir šitai mašinai buvo padarytas europinimas plus pajungimas ledinių žibintų. Prieš tai čia buvo originaliai halogeniniai, tai kaip matom yra perdaryti laidai, čia dar susivinios su izoliacija, viskas susitvarkys, bet jau žibintai veikia, gabaritai veikia, posūkiai veikia, viskas kaip tvarkoj, viskas kaip turėtų būti. Su galu buvo irgi originaliai paprasti žibintai. Kaip matom, yra dabar tie patys žibintai perdaryti į Europą. Tai atsirado posūkių lemputės. Nedėjo ledinių, tai tiesiog sutaupė pinigų žmogus. Tai kuo puikiausiai veiks ir šitie. Salone irgi buvo sueuropinta visa multimedija, visi farenheitai į Celsius ir taip toliau. Tai
praktiškai automobilis paruoštas registracijai. Taip, grįžtam prie S klasės, tai jau yra pakeistas skystis pavarų dėžiai, yra variklis aptarnautas ir atradau du nelabai smagius dalykus. Pirmas. Pusašis Wi-Fi'nis, o šitam pusašyje plyšus guma. Tai turbūt teks keisti abu du pusašius. Žiūrėsim kiek kainuoja, kas šiandien gaunasi, ar apsimokės ar ne tai daryti, tai pasižiūrėsim. For the weekend, I just booked our flights.